Norėčiau prisiversti sportuoti ir numesti svorio. O tada žinau, kad gerai miegočiau. Bet kaip prisiversti sportuoti? Jautiesi panašiai? Aš esu Rita, menopauzės wellness praktikė. Ir sportas yra viena iš strategijų jaustis gerai menopauzės laikotarpyje. Čia matai sporto naudą moterims menopauzės laikotarpyje. Tad klausimas, kurį turi atsakyti sau, kodėl man tai yra naudinga? Dėl ko aš turėčiau sportuoti? Man asmeniškai priimti sprendimą labai padėjo matyti senelius slaugos namuose. Ir aš nusprendžiau ir priėmiau sprendimą, kad mano gyvenimas bus kitoks. Antra, pradėkite nuo mažų tikslų. Pavyzdžiui, 30 minučių kasdien pasportuoti. Ir nenueisiu miegot, kol 30 minučių nepasportuosiu. Ir tai gali būti ar sporto klube, ar pasivaikščiojimas gamtoje, ar pratimai namuose, bet tas turi būti užsibrėžtas tikslas, planas, dienos planas, kad 30 minučių fizinio aktyvumo. Pradedant sportuoti labai padeda turėti ir partnerį, su kuriuo galite sportuoti kartu. Labai rekomenduoju išbandyti skirtingas sporto šakas, kad atrastumėt, kas jums tinka, patinka ir darytumėt su malonumu. Įprotį jums padės išugdyti pastovumas. Tad sukurkite kaip kasdieninį ritualą. Sportuokite tuo pačiu metu. Ir žinoma, sekite progresą ir švęskite pasiekimus. O jei menopauzės tema tau šiuo metu yra aktuali, kviečiu pasekti.